Sveiki visi, šiandien Service 007 savaitės pabaigai sugalvojom padaryti kiek kitokį video reportažą ir šį kartą tiesiog trumpai pakalbėti apie dujų įrangą, kadangi beveik kiekvieną dieną po dujinės įrangos montavimo klientam, vairuotojam atliekam instruktažą ir pasakojimą. Labai dažnai atvyksta kiti klientai, kitų dirbtuvių sumontuoti darbai, aplamai tie, kurie net nusipirko automobilį ir jau buvo dujinė įranga. Ir supratome, matėme ir dažnai matome, kad ne visi supranta, kas yra ta dujinė įranga automobilyje, kaip ją reikia prižiūrėti, ar iš viso ją reikia prižiūrėti, su kokiais klausimais dažniausiai susiduriam. Tai va šio video reportažo metu ir pabandysiu trumpai labai papasakot ir pravesti tokį virtualų instruktažą, pavadinkim taip. Tai visiems tiems, kas važinėja automobiliais su dujinė įranga, tai kviečiu pasižiūrėti, pasidalinti ir galbūt rasti tam tikrus atsakymus ten. Tai šiuo atveju, kad būtų įdomiau, tai paėmėm Ford Mustang automobilį, 2016 metų modelis, kabrioletas, vasariška mašina ir be abejonės yra sumontuota į V6 6 cilindrų 3,7 tūrio Landi Renzo itališką dujinę įrangą. Bet iš esmės visos tos taisyklės ir visi tie klausimai bei atsakymai, kuriuos šiame video reportaže išgirsit, tai nėra tik tai Landi Renzo sistemai taikoma, iš esmės labai panašiai skirtingi gamintojai traktuoja ir servisus, ir aptarnavimus, ir tai kaip ir kada tai turėtų būti daroma. Taip, kad iš principo iš tos taisyklės, kuriomis mes vadovaujamės Service 007 montuodami Landi Renzo dujinę įrangą, jūs laisvai galite pritaikyti ir savo, kad ir kokį automobilį su bet kokia sistema iš esmės sumontuota vairuojate. Tai visų pirma, tai dujinės įrangos dokumentai. Kad ir kokia tai įranga bebūtų, kaip taisyklė, jinai turėtų būti dokumentuota. Tai dokumentai, kaip ir automobilio serviso knygelė, yra labai svarbus dokumentas, ne tik dėl to, kad tai gražiai atrodo ir patogu jį turėti, bet ir dėl to, kad yra visi servisai, visi kilometražai ir datos, kada kas daryta, kaip prižiūrėta, čia turėtų būti suvesta ir įrašyta. Tai vėlgi, kaip minėjau, papasakosiu, kaip tai atrodo Landi Renzo sistemoje, bet kitose sistemose tai turėtų būti labai panašu. Tai Landi Renzo sistemoje po dujinės įrangos montavimo pirmas sistemos toksai patikrinimas, apžiūra, aptarimas, kažkokių klausimų atsakymas, su klientų pasikalbėjimas apie tai, kaip sistema važiuoja, kaip jinai elgiasi, ar yra sklandus perėjimai rytais, ar tie perėjimai nesijaučia, ar įsipila į dujų balioną tiek dujų, kiek turėtų įsipilti, taip toliau ir panašiai. Tai visi šitie klausimai yra atsakomi būtent per tą pirmą po 1000 km tokį instruktažą ir patikrinimą. Yra patikrinamas sistemos veikimas, ar nėra užfiksuotų buvusių kažkokių tai klaidų, ar visi komponentai yra tvirtai savo vietose, ar niekas niekur nėra nuvibravęs, pavadinkim taip, ar niekas nesitrina ten, kur neturėtų trintis ir panašiai. Tai toks paprastas dalykas, tai tiesiog reikia suprasti, kokie komponentai variklio skyriuje yra ir netgi plika akimi, net nebūnant dujų specialistų, galima pasakyti, ar ten viskas yra iš esmės tvarkoj. Tai mes turim slėgio daviklį, pasižiūrim, ar viskas tvarkoj. Akivaizdu, kad matome dujinės žarnas, matome, ar niekas niekur neleidžia, niekas nesitrina. Turim filtrą, turim purkštukus tvirtus savo vietoje, skystos fazės, filtrą bei dujų vožtuvą. Čia turim valdymo bloką, rėlės, prisijungimą ir panašiai. Tai mes tiesiog vizualiai galim pasižiūrėti, ar viskas yra vietos. Toliau, po to pirmojo 1000 km, reiškia, arba jeigu jūs net nusipirkot automobilį ir nežinot, kiek ten kilometrų važiuotas, kiek yra, kada jisai galbūt sumontuotas, kiek kilometrų yra pravažiavę filtrai, dar kažkas, yra periodiniai aptarnavimai, kurie vyksta kas 1 metus arba kas 15 000 km, priklausomai nuo to, kas ateina greičiau. Tai aptarnavimo metu yra keičiami be abejonės filtrai, dažniausiai keičiamas yra bent jau dujinės fazės filtras, nors Landi Renzo rekomenduoja kas antrą intervalą, kitaip tariant, kas 30 000 keisti ir skystos fazės filtrą, tai kas 15 000 keičiam dujinės fazės filtrą, kas 30 000 keičiam dujinės fazės filtrą ir skystos fazės filtrą. Be abejonės tą galima daryti ir dažniau, sakykime, dubliuoti dujinės įrangos aptarnavimą kartu su jūsų variklio aptarnavimu, tai yra tuo momentu, kai yra keičiama variklio alyva, keičiami visi filtrai. Be abejonės labai būtų lengva sekti ir mes dažniausiai taip ir patariam daryti, kad jeigu jūs kas 15 000, kaip pavyzdys, keičiat variklio alyvą arba kas 1 metus, tai tuo pačiu pasidarot ir dujų sistemos aptarnavimą.
Tai bent jau mes savo servise galim pasiūlyti abi paslaugas vienoje vietoje. Žmonėms tai yra pakankamai patogu, bet netgi jeigu taip ir nėra, tai jūs reiškia, jeigu pasikeitėte alyvą vienam servise, tai ir žinot, kas jūsų sistemą sumontavo arba aptarnauja, tai kreipkitės į servisą ir maždaug tuo pačiu laiku aptarnaukite ir dujinę įrangą, taip neturėsite jokių problemų. Tai va, tai tiek iš tos techninės pusės ir dokumentų. Toliau, ką reikia suprasti iš esmės važiuojant su dujinė įranga? Reikia žinoti tai, kad papildomo kuro sistemos papildomas atsiradimas, reiškia jūsų variklio skyriuje, tai niekaip neįtakoja esamo arba gamintojo numatytų servisų. Kaip pavyzdys, kad būtų aiškiau ir paprasčiau. Jeigu gamintojas pasakė, kad reikia alyvą keisti tam tikrais intervalais, kas tiek kilometrų arba kas tiek laiko, tą reikia ir daryti. Jeigu jisai pasakė, kad žvakės variklyje turi būti tokios ir ne kitokios, ir turi būti keičiamos kaip pavyzdys, kad 60 000 mylių, kaip yra galbūt čia ar ne, kas grubiai 100 000 kilometrų, tai taip ir reikėtų daryti. Nėra jokių dujinių žvakių, geresnių, kaitresnių žvakių, geriau tinkamos alyvos dujom ir taip toliau ir panašiai. Nebūkim gudresni, neklausykim ten pardavėjo turgui, kuris ten būtinai pasiūlys, kad su dujom reikia tokių žvakių, ne kitokių. Gamintojas yra nustatęs, ko reikia šitam varikliui ir visą tai reikėtų vadovautis būtent serviso numatytais intervalais to gamintojo sukurtas. Pridedant, aišku, tą dujų aptarnavimą. Toliau kažkokios problemos, kurios dažniausiai atsitinka, tai yra arba jau akivaizdžiai ta sistema nedirba, tai yra arba sistemoje mes, ta prasme, skydelėje matom kažkokias tai variklio klaidas, pasileidę dujas, mes matom, kad mums tas automobilis nevažiuoja taip, kaip turėtų važiuoti, kad dega klaidos, ar jisai purtosi, ar jisai dreba, ar jisai nepersijungia į tas dujas. Na tai be abejonės reikia kreiptis į servisą tos sistemos tvarkymui. Bet šiaip iš esmės su dujom automobilį eksploatuojant, jūs jį eksploatuojat taip, kaip važiuotumėt įprastai. Tiesiog turėkite omeny, kad ta dujinė įranga nėra tokia, kad jūs važiuojat tol, kol vatinai važiuoja. Ir ten nieko nereikia daryti. Taip tikrai nėra. Juk alyvą irgi keičiat kažkokiais periodais, o ne tada, kada jinai ten jame baigėsi, arba tas variklis ten užkala ir nebevažiuoja. Tai tiesiog turėkite omeny, kad dujinė įranga, kad ir kokią ją beturėtumėt, ją tikrai reikia aptarnauti. Tai va, tai, dar vienas dalykas, ką reikia irgi būtinai žinoti, dažnai sulaukiam skambučių, tai žmonės klausia, pas mane tokia įranga, toks automobilis, o kur man ras dujinės įrangos saugiklį, ar ne? Tai dujinės įrangos saugiklis dažniausiai yra montuojamas greta arba akumuliatoriaus, arba kažkokios tai saugiklinės, kaip šiuo atveju mes jį turim sumontavę štai čia, ir bent jau mes servise 007 kiekvieno instruktažo metu, reiškia, parodom ir paaiškinam, kur tas saugiklis yra. Tai jo vietą reikia žinoti, jeigu nežinot, tada sekančio aptarnavimo metu būtinai paklauskit įrangos montuotojų arba ten, kur aptarnaujat sistemą, kad jums parodytų, kur tas saugiklis yra, nes yra labai nemaža tikimybė, kad tech apžiūros metu jūsų to saugiklio vietos paprašys ir paklaus. Toliau apie dujinę įrangą, kalbant apie jo naudojimą, apie jos naudojimą. Tai sistemos dažniausiai yra pilnai kompiuterizuotos, jų sistemų mygtukai galbūt skiriasi jų dizainai kažkiek, bet funkcija atlieka visos sistemos dažniausiai vienodą. Tai čia mes turim mygtuką būtent sumontuotą štai tokį. Tai reiškia, kad iš principo mes mygtuke dažniausiai matom dujų kiekį balione. Tai skydelėje matom benzino kiekį, mygtuke dujų matom dujų kiekį balione, matom skirtingom lemputėm, reiškia, prisipilnę pilną mes matom pilną ir automatiškai įsileidžiasi žemyn, krenta rezervinė riba ir jau mes žinom, kad tų dujų pas mus nėra daug. Ir turim taipogi dar žemiau ar vieną arba dvi lemputės, kurios mums indikuoja, kokiu kuru važiuoja. Tai sistema paprastai dujinė veikia pilnai automatiškai, vadinasi, mes užsikuriam automobilį ir važiuojam. Nuvažiavę tam tikrą kiekį laiko arba atstumo, sistema pasileidžia automatiškai ir pasileidžia dujos. Mes jau žinom, kad mūsų sistemui dujos pasileido, mes pasižiūrim, dega, kaip pavyzdys, žalia lemputė, mes važiuojam dujomis. Man nieko daryti nereikia. Jeigu aš, sakykime, važiuosiu toliau, man dujos baigėsi, sistema vėlgi automatiškai perina į benziną, man vėlgi nieko daryti nereikia, aš nuvažiuoju į degalinę, užgesinu mašiną, užsipilu dujų, užsikuriu automobilį, jisai pats automatiškai vėlgi pasileidžia dujas ir aš toliau tęsiu kelionę. Visiškai paprasta, mygtuko galima neliesti ir nieko nejunginėti visiškai niekada, sistema pilnai automatizuota, puikiai tinka moteriams, viskas yra labai paprasta, elementaru. Tai žalia lemputė dujos, važiuoju pigiai. Jeigu jinai nedega arba dega oranžinė arba kitokiose sistemose yra kažkaip kitaip indikuojama, tai, vadinasi, važiuoju galbūt benzinu ar ne, tai tada reikia užsipilti dujų arba išsiaiškinti, kodėl ta sistema nepasileidžia.
Tai va, toliau dujų užpilimas. Irgi labai dažnai susiklausia, kaip piltis, kur yra geros degalinės, kokios jos yra, na ir taip toliau. Tų klausimų su užpilimu paprastai yra nemažai. Tai dujų užpilimas, jeigu padarytas tvarkingai, tai dažniausiai jis būna padarytas prie benzino užpilimo vietos. Retesnių atvejų, bet seniau tai buvo dažniau montuojama, yra kažkur juodas blinelis, kur atsisukiai ir pamatai, reiškia, tą užpilimo vietą. Užpilimo vieta yra tokia, populiariausia, pas mus yra vienareikšmiškai naudojama tik tokia, Europoje tokia irgi turbūt yra populiariausia, tai yra itališkas standartas. Čia šiuo atveju mes turime tokį įsisukimą, jį įsisukam ir mes jau galėsim užsipilti dujų. Tai va, viskas aš esu pasiruošęs užsipilimui dujų. Pistoletą įsistatau, užsipilu, nesudėtinga, visi pabando, išmoksta, jokių problemų, nieko baisaus, tikrai viskas gan paprasta, ar ne? Baigiam pildyti. Dujos užsipildėm, atsisukam. Dabar vėlgi pildymo kiekis. Pildymo kiekis arba už tiek, kiek turim pinigų, arba norim įsipilti, arba pilam tol, kol iš principo sustoja mūsų užpilimas. Tas sustojimas vėlgi skirtingose degalinėse būna skirtingas. Vienos sustoja griežtai, tikšt ir nustoja bėgti, kitos pradeda traškėti savotiškai, o kitos tiesiog pradeda lėtėti ir nustoja ten tas kuras bėgti. Bet kokiu atveju daugiau negu tilps jūs neįpilsit, sugadinti nieko kaip ir irgi nesugadinsit. Tai iš esmės, jeigu norit pilno bako, pilatės pilną baką ir tiek. Toliau pildymo perėjimo variantai labai trumpai, tiesiog, kad parodyt, kaip tai atrodo. Skirtingose šalyse yra skirtingi užpilimo adapteriai. Kaip pavyzdys, vienas iš populiaresnių yra vokiškas standartas, tai Vokietija, Olandija, Belgija, visas tas kampas. Toliau Anglija truputį kitaip yra pildosi. Bet vėlgi, reikia suprasti, kad visi tie adapteriai normaliuose degalinėse jie egzistuoja ir juos šiaip jau galima gauti tiesiog, jeigu jų neturit arba bijot, kad negausit, o važiuojate kažkokią šalį, tai pasikonsultuokit ir įsigykit, jie nėra labai brangus, paprastai kainuoja ten nuo 10 iki 18 eurų grubiai. Tai mes turim standartinį užpilimo vietą, aš atvažiavau į Vokietiją, ir čia užsisuku pistoletą ir užsipilu lygiai taip pat sėkmingai dujų be jokių problemų. Tiesiog skiriasi pats adapteris. Tai čia tiesiog kaip pavyzdys, kad suprastumėt. Toliau dujų balionas automobilyje, ar ne? Yra keli tipai dujų baliono, tai yra tie, kurie montuojami vidiniai atsarginio rato vietoje, kaip kad yra būtent čia sumontuotas. Kai kurie automobiliai neturi atsarginio rato vietos ir juose yra montuojami cilindriniai dujų balionai, o pas kai kurios atsarginis ratas būna montuojamas automobilio lauke, išorėje, apačioje, tai kai kuriais atvejais ten yra montuojamas balionas. Apie balioną nieko per daug nepasakosiu, nėra labai ten ką apie jį žinot. Esmė yra ta, kad balionas galioja 10 metų nuo pagaminimo datos ir per tą 10 metų jūs iš esmės, jisai vėlgi, mes jau negaminam, nenuimam tiesiai nuo konvejerio ir neįdedam tiesiai į mašiną, tai priklauso nuo to, kiek yra populiari pozicija, tad tie balionai į automobilius atsigula paprastai būdami, nuo pusės metų iki 2 metų senumo. Tai turėkit omeny, kad, sakykime, jeigu jūs įdėjot balioną, jeigu jis yra pusės metų senumo, tai jūs, po 9,5 metų dar galėsite praeiti tech apžiūros to baliono, nes tech apžiūros praėjimo metu balionas turi būti galiojantis, o jisai galioja 10 metų nuo pagaminimo datos ir tai yra iškalta fiziškai, mechaniškai ant pačio baliono, taip kad jūs ten nieko kitaip nepakeisit, kas jau ten yra parašta, taip jau ir bus padaryta. Tai tiek jau ten ir praeisit. Jeigu jisai galios, praeisit, jeigu negalios, reikės balioną pasikeisti. Toliau dar ką reikia žinoti ir ką noriu papasakoti, irgi dažnai klausia, galbūt teko matyti, yra automobilio stovėjimo aikštelės, kur būna užrašyta LPG ir perbraukta, ar ne? Kad reiškia, dujiniai automobiliai arba automobiliai turintys dujinę įrangą negali būti parkuojami, kaip pavyzdys požeminėse aikštelėse. Taip yra daug kur. Daug kur Europoje taip yra dėl to, kad tam tikrai yra reikalavimai specialiai daromi tokiam aikštelėm, kur būtų galimas automobiliais dujinė įranga varomais parkuotis, bet jie nėra privalomi ir dažnai pasirenka tiesiog pakabinti ženklą, nors iš tikrųjų ten daug tų automobilių važiuoja, visada ir važiavam ir esu tikras, kad važiuos su dujinė įranga, bet esmė, kad tiesiog, kad suprast kodėl, tai dujinė įranga varomi automobiliai, kuriuose yra būtent suskystintos dujos, pačios tos dujos, kai jos pradeda garuoti arba jeigu yra kažkoks nuotykis sistemoje, tai dujos yra sunkesnės už orą ir jos užuot, kad kiltų į viršų, jos sėda į apačią ir kaip taisyklė, kokiam nors požeminio parkingo žemiausiame taške ten būtų jų didžiausia koncentracija,
kas nėra iš esmės saugu, jeigu vyktų kažkoks gaisras ar dar kažkas, arba tam tikrom sąlygom idealiom ten, sakykime, galimas galbūt ir sprogimas arba kažkas tokio. Tai dėl to tose, reiškia, parkingo vietose yra neleidžiama statyti automobilių su dujinė įranga. Na, o kaip pavyzdys, jeigu nuvažiuosite kokią Lenkiją, būsit maloniai nustebę, kad tikrai daugelis tų požeminių aikštelių be problemų leidžia automobilių su dujinė įranga, dėl to, kad turi ventiliacijos angas padarę ne viršui, reiškia kažkur ten tos patalpos, o tiesiog apačioj ir iš apatinių taškų surenka orą ir ištraukimo yra mechanizmai ir jokių problemų ten galima parkuoti. Ta tiesiog turėkite omeny. Kai kurie dabar nauji daugiabučiai neleidžia statyti automobilių su dujinė įranga pačioje, vėlgi dėl saugumo, tai visa tai yra būtent dėl šių priežasčių. Tai ar tų reikalavimų laikysitės ar ne, tai yra kiekvieno asmeninis reikalas. Tai va, tai tiek trumpai apie dujinę įrangą ir ką reikėtų žinoti apie ją. Tokie visiškai baziniai dalykai, jeigu yra kažkokių klausimų, visą laiką galite klausti, susisiekti, pakonsultuosim. Na, tiem, kas nori kokybiškų tokių sprendimų, sakykime, geros kokybiškos įrangos, teisingo to serviso, taip kaip turėtų būti padaryta viskas, tai tikrai kreipkitės, kontaktuokit, tikrai pabandysim padėti. Ačiū.